Sveiki, kopūstus užauginti kartais būna labai sudėtinga. Dėl ko? Dėl jų pagrindinio kenkėjo, tai yra dėl kopūstinės musės. Mes juos visiškai nepastebim dažniausiai. Skirtingai nuo tų baisių vikšrų, kurie suvalgo tiesiog lapus. Kopūstinė musė padeda kiaušinėlius ties kaklelio, šaknies kaklelio. Iš tų kiaušinėlių išsiveisia lervos, kurios įlenda po žemę ir tenai suvalgo tiesiog šaknies. Mes matome, kad vienas augaliukas auga labai gražiai, viskas gerai, o kitas nustoja augti, lapai pasidaro mėlyni violetiniai ir po tam tikro laiko augaliukas tiesiog žūsta, kopūstai žūsta. Ir mes dėl tos musės galime prarasti ir pusę derlius, ir netgi ir daugiau. Ką dažniausiai siūloma daryti? Ką daryti su ta musė? Dažniausiai siūloma naudoti chemiją, insekticidus, tačiau mes norėtume augti vis dėlto natūralų derlių. Ir čia mums padės tai tokie vokiečių įmonės Schacht gamybos diskeliai, galime pavadinti apykaklės arba sijonai kopūstų. Taip, iš karto pasodinus kopūstus tiesiog uždedam tą sijoną atsargiai, štai taip, uždedam, taip, gerai prispaudžiam prie žemės. Ir viskas. Ir mūsų kopūstas yra visiškai 100% apsaugotas nuo tos muselės. Labai paprasta. Šios sijonus tiesiog dabar spauskite nuorodą užsisakykite. Ir jeigu jau kopūstai yra pasodinti, vis tiek uždėkite tą sijoną. Mes nieko nežudome, tiesiog atbaidome ir taip užauginome ekologišką derlių.